Dar kartelį sveikinuosi su visais šiandien nuostabų antradienį ir labai džiaugiuosi, kadangi galiu pristatyti nuostabią bendravardę Simoną. Su Simona iš tikrųjų mūsų yra toks įdomus ryšys. Mes realiai gyvos niekada nesam susitikę, bet jausmas, kad pažįstamos. Ir tiesiog taip gera ir lengva yra bendrauti ir kalbėti visais įvairiomis temomis. Ir tiesiog yra mano džiaugsmas ją pakalbinti šioje rubrikoje Sesės kalba, kuri yra būtent apie sielos sesių pokalbius. Apie tai, per ką keliaujame, kas mus įkvepia, kas paskatina augti, taip pat priimti tą patį pokytį ir tiesiog skleisti tą savo vidinę šviesą, kurią mes kiekvienas turime. Tai šiandien pakalbėsim iš tikrųjų apie laimę gyvenime ir veikloje. Dar Simona yra pozityvios lyderystės ekspertė. Į ją galima kreiptis, kai gyvenimuose yra kažkokios galbūt kryžkelės, kai nebežinai, kur tiesiog atrasti tą pagalbos ranką, nes kartais tikrai prireikia mums jos ir netgi kartais atrodo, kad mes tarsi viską sugebam, bet tarsi kartais žmogus iš šalies, užduodamas tam tikrus klausimus, mums palengvina tą kelią ir pasirinkimą. Tai sveika Simona, labai džiaugiuosi, kad esi čia. Labas. Ir žinai, mes gėrėm arbatos, ar ne, Zoom'e kažkada dviese. Vat kaip fainiai šiais laikais, kad, gerai, gyvai nebuvom susitikusios, bet tas jausmas kaip gyvai ir kad yra dabar tos online galimybės, karantinas išmokė daug visokių dalykų mūsų, ar ne, ir kad arbatos galim vis tiek susitikti ir atsigerti. Ir labai ačiū, kad pakvietei. Ir jo, labas, kas žiūrės, kas žiūri dabar ir gal rasite savo kažkokio tai įkvėpimo iš mūsų pokalbio. Taip. Ir tada ta mūsų tema apie laimę gyvenimą ir veikloje, tai tiesiog ir klausimas tau, Simona, kas tau yra laimė? Tai dabar važiuojant į susitikimą su tavim, dar savęs paklausom, tai kada tas jausmas, kada mes jaučiamės iš tiesų laimingi? Kada aš jaučiuosi laiminga? Kai tikrai žinai, jauti, kad nieko šioje akimirkoje netrūksta. Tai nėra trūkumo jausmo. Nereikia kažkokių darbų padaryti, kad būčiau kažkas. Nereikia, kai yra ta tobula tokia akimirka, ar ne, ta laimė, vis tiek jinai galbūt asocijuojasi ir su lengvumu, tokia vidinė ramybė, nebūtinai su euforija ir džiaugsmu, bet jausmas, kad šią akimirką nieko netrūksta. Taip gera. Tai tas tiesiog buvimas savimi, visur ir visada, kiekvienoj akimirkoj, kai tikrai, kai nuo nieko nepriklausai. O pavyzdžiui, tau tai va gyvenime. O kada tu jautiesi laiminga savo veiklose? Kadangi mano tema yra laimė darbe, ar ne, ir mano veiklos puslapis taip ir vadinasi, su ta tema esu nuo 2012 metų, kada rašiau magistrinį darbą tą temą, ji ir liko. Veikloje yra čia belieka tik patikrinti, bet ką kalba tyrimai, mokslininkai, kada žmogus iš tiesų jaučiasi laimingas, kai jisai peržengia savo ribas. Kad tos ribos būtų peržengiamos, mums reikia nuolat mokytis kažko naujo ir turėti vietą, kur tas žinias panaudoti. Arba atvirkščiai, gali būti kažkoks tai iššūkis, pavyzdžiui, reikia pastatyti stalą. Labai gerai atsimenu, dirbau tuo metu, čia labai senai,
atidarinėjome parduotuvės. Ir viską reikėjo patiems vis tiek visada įsirengti, tos parduotuvės buvo didelės ir atvažiuoja stalai ir galvoju, nu gerai, pabandysiu sustatyti stalą. Turiu instrukciją. Ir koks buvo jausmas, kai aš jį sustačiau. Nu kaip fainiai, nes galvoju, kad visada čia reikia vyro, ne, kad tą stalą sustatytų, bet tas jausmas, žodžiu, padariau ir geras stovi, tvirtas stalas. Aišku, ten buvo labai lengva jos. Tokia euforija, jo, ne? Tokia euforija vidinė. Bet tavo būsena ir yra pasiekiama, kai padariau kažką, kas buvo truputį toks iššūkis ir negalvojau, kad galbūt galiu padaryti, ar ne? Tai va tokios situacijos, kur įvyksta tas toksai, nu, va, perlipau arba pamačiau, patyriau, kad, nu, kad padariau kažką, ko negalvojau, kad galiu, ar padarysiu, ar moku, žodžiu. Tai va, tai nuolat turi augti tas kažkur, va, tie tikslai, siekimas jų, svajonių savo pildymas, ėjimas iš tos pažįstamos zonos, komforto zoną, ką mes vadinam, leidimasis į kažkokius tai nuotykius. Jo, tai yra tai, kur save patiri kaip, wow, niekada negalvojau, kad ten galiu, pavyzdžiui, tiek ir tiek kilometrų nueiti, ar padaryti špagatą kažkam, ne? Arba tiek prisispaudimų padaryti. Arba, atsimenu, vat irgi toks atėjo pavyzdys, kad mokykloje aš pažymius gaudavau už špagatą. Žodžiu, aš buvau labai lanksti, nes bėgti man, nu, nesisekė absoliutiškai. Ir aš bėgdavau paskutinį ir ten padusus. Ir žodžiu, kai ten tik reikdavo bėgti, kai tik kokią įskaitą aš susergu, nu, žodžiu. Ir kažkada darbe mūsų vadovas pakvietė supažindinti, va, jis bėgiodavo, sako, aš noriu jums pravesti tokią, na, praktinę paskaitėlę, sako, susitinkam visi anksti ryte prieš darbus su sportinė apranga ir mes labai lengvai prasibėgsim šalia Vingio parko. Ir parodė tą kitą bėgimo būdą, ne, kad galima tai daryti labai lėtai, sustoti, kai pavargai, bet svarbiausia, kad pradėti daryti lėtai, kvėpuoti, kad galima susijungti su žeme, atiduoti tą visą, na, tokį meditacinį bėgimą padarė, ar ne, ir mes didžioji dalis užsikabinom bėgioti. Ir įdomiausia, kad pradėjom bėgioti žiemą ir minus ten kažkiek, sninga, o aš anksti ryte, ten 7-8 ryto atvažiuoju Vingio parką bėgti. Arba ten šeštadienį, kai jau šviesu, tas jausmas toks. Ir nubėgau kažkada jau 14 kilometrų ir galvoju, wow, galiu. Žinai, man tai buvo labai daug, aš nesilyginu su kitais, kai man tie 2 kilometrai mokykloje, 6 ratai, iki dabar atsimenu, 2 kilometrai, 6 ratai, tokia trauma buvo, kad aš atsimenu, grįžau tada į savo gimtą miestą, Mažeikius, aš tuo metu dar bėgiojau ir apibėgau Mažeikius ir dar man liko iki 10 kilometrų, kažkiek ten tų kilometrų ir dar apibėgau tuos 6 ratus. Ten įvyko toks tas paleidimo procesas, žinai, toks, nu, va tas va jausmas, va tas laimės jausmas yra, kur mes evoliucionuojam, ar ne, kur, nu, kažkaip atskleidžiam savo tas galimybės. Kai tu tiesiog įveiki kažką, tai tarsi savo kažkokį baubuką, nes šią savaitę irgi labai panaši situacija buvo ir aš stebėjau ją ir galvoju, nesuprantu, kas čia vyksta. Tiesiog buvo jau vėlus vakaras ir aš galvoju, taip noriu eiti prie jūros. Bet viena eiti kaip ir gal nejauku, dar kažkas, ir pati stebiu, gal nesuprantu, iš kur čia ta kažkokia liktai baimė kyla. Ir aš tai pavaikščiojau, dar praėjo turbūt kokią valandą, gal 12 nakties, bet jausmas vidinis, nu man reikia prie tos jūros. Gal gerai, nueinu. Ir aš taip nedrąsiai einu iki tos jūros, o paskui kai atėjau prie tos jūros, taip šypsotis ir juoktis pradėjau viduje. Ir galvoju, nesupratau, kokios čia baimės buvo sukilę. Taigi čia taip viskas apšviesta, tarsi jauti pats, kaip atsiveria tau akis nuo to, kad tu ko galėjai atsisakyti. Tarsi, va jeigu nebūčiau pastebėjus to savo jausmo ir nieko nebūčiau dariusi, tai turbūt ir toliau galbūt neičiau vėl vakare prie tos jūros.
O dabar, kai nuėjau ir aš tikrai tą tokį pojūtį transformacijos, kad tu kažkaip peržengiai per tą kažkokį savo jaudulį ar kažkokį net neaišku, iš kur tą jausmą atėjusi, nes šiaip tarsi drąsu visur vaikščioti ir panašiai. 9 valandą ėjai, pakartok? 12 nakties. 12 nakties. Tai čia, žinai, dar ką tu sakai, 12 nakties, tas balsas gali pradėti šnekėti, eik, tu ką čia sugalvojai, dabar kelsi dar užpakalį ir judinsi jį, ne, gulėk savo patogiai geriau, ką čia savo sugalvojai. Vien jau tas save išnešti iš namų, kai yra tas toks neberacionalus laikas, jau vien šitas, žinai, kaip užsidėti aprangą ir pradėti sportuoti. Žinai, va čia jau irgi tas toks, net nepatingėti, žinai, irgi jau, wow. Ir tada tas ir gaunasios tokios laimės akimirkos. Ir man tada atėjo toks gilus suvokimas, kad mes ir gyvenime kiek daug visko nepadarome ir atsisakome vien dėl to, kad net nepabandome. Ir gal tavo laimė tame ir kažkiek tai susijusi, kad kiekviena ta kažkokia baimė, už jos slypi mūsų potencialas, mūsų neatrastos galimybės, nes tarsi ta kažkokia baimė yra kaip siena. Mes jeigu jos nepraeisime, tai viskas. Ties to ir sustosim, ties tą sieną. O už jos mes nematom kas, kol neišdrįstam ir nededam to mažo žingsnelio. Kaip įdomiai. Aš tik tai, kad susidūriau ir pati save analizuodama ir su žmonėm, ar ne, kai kartu dirbame, ką pastebiu, tas kas trukdo pereiti tas visas baimės. Nes mes dažnu atveju, na pavyzdys, dabar, tarkim, visiškai nesportuojama, ne? Visiškai nesportuoju, neturiu jokios ryto rutinos ir matau, kaip ten, dabar paimsiu tą idealų variantą, kaip ten žmogus kiekvieną dieną keliasi 5 ryto, 20 minučių pamedituoja, 40 minučių pasportuoja, pradeda šiltų vandenį su citrina ir ten paskui užsikuria, žodžiu, dieną, ne? Ir tada galvoji, wow, va čia yra tas, va čia aš turiu būti. Ir tai atrodo, jeigu aš ten, tarkim, įpratus kelti 7, niekada, tarkim, kūnas nepripratęs prie mankštos, nėra naujų įpročių, ta vizija, jinai atrodo, tokia didelė, tokį save tobulą aš mylėčiau, būtų fainiai, bet tas tarpas nuo to, kas aš esu šiandien, yra toks didelis ir maždaug, o Jėzau, man nepavyksta taip kaip šitas, tai aš net nepradėsiu daryti, nes jausmas bus nusivylimo, nepasitenkinimo, nes iki ten daeiti galbūt reikės poros metų. Žinai, gal reikės poros metų ir tada galvoju, ne, ta prasme, ta tobulas aš vis tiek nebūsiu, tai Ir receptas, kurį aš matau, yra tik tai vienas. Realiai, vietoj to, kad užstringam ateity, kuo aš turiu būti, arba gailestyje, ko aš nepadariau, kad ten nepradėjau sportuoti, pavyzdžiui, prieš metus, mes esam pakibę kažkokioj fantazijoj, praeity arba ateity. Kai tuo tarpu visada tas pokytis prasideda nuo čia ir dabar momento susitikimo su savim, ką aš moku, ką aš galiu, kaip aš gyvenu šiandien čia ir dabar. Ir pradėti, jeigu niekada nesportavau, tai atleisti savo už tai, žodžiu, už tą praeitį. Jau dabar vis tiek, jau jeigu nesportavau, tai jau ir nebegaliu nieko atsukti. Jau priimta faktą, liūdna, pikta, kaip ten bebūtų, apkabinti viskas. Gerai, Simona, nesportavai, jau nėra kitos Simonos, tiesiog nėra tos kitos versijos. Ir nėra tos, kuri jau ten bėgioja, nėra ir ten tos versijos. Gerai, Simona, tai kaip mes dabar galim po truputį pradėti iš to taško, kur aš dabar esu, ką aš moku, ką aš galiu daryti. Ar ne? Ir gal galiu pradėti domėtis, apie ką yra bėgimas, kokių čia batelių reikia, arba, kažką, žinai, pasikonsultuosiu kažko, gal galiu pradėti bėgti, nebe iš karto girdžiu, kad 10 bėga, maždaug tada aš bėgsiu 5. Ne, tu išbėg 2 minutės, jeigu nori, žinai, tas toks iš tikrųjų sumažinti tuos standartus nuo kažkokių tai idealių variantų ir iš to atspirties taško pasirinkti, nuolat matuoti, kas man tinka. Be jokių lyginimas iš šitoj vietoj. Tik tai kiti yra žmonės, tik tai tarnauja tam, kad parodytų, kokių galimybių yra, jeigu tu nuolat praktikuosi. Ne? Bet tame įpinti tą malonumą,
paramą sau, tai kas man galėtų, nu, vat, pamotyvuoti išbėgti ten tą ratuką mažiuką arba tą minutę, 2. Nu, va, tai va tas pradėti visą laiką nuo čia ir dabar, o ne užstrigti ateity, praeity ir apsikabinti save čia ir dabar. Jeigu aš noriu išmokti tobulą anglų kalbą, tai priimti save va tiek, kiek dabar moku, nes nėra tos versijos, kuri moka anglų kalbą. Jos tiesiog čia ir dabar nėra. Yra tik šita. Ir jeigu aš tik liksiu galvojime, oi, kaip aš nemoku tos anglų kalbos, galėjau mokytis, arba va, kaip kiti moka, nu kur aš ten pakibus, kokioje realybėje esu pakibus, nu tikrai netikroji realybėje, tikrai netoj čia ir dabar, ne? Nu ir va čia labai paprastai, tai ką aš moku šiandien, ir jeigu aš noriu būti ten, tai nu va, tegul ir ne tą tikslų planą pasirengti, bet iš tos spirties taško, kiek aš šiandien realiai galiu skirti, realiai, kad nemeščiau tai anglų kalbai, gal vieną dieną. Ir tai jau vis tiek stumėmės į priekį, ar ne? Tai va tas, mes labai esam savo griežti ir reiklus kažkuo patapti, kai turim tą viziją. Nu ir kai, aišku, norim ten, žodžiu, iš karto olimpiečiais patapti, tai žodžiu ir gaunam gulėti ant sofos. Ir tada dažniausiai net nepradedam, nes tas atstumas, kaip ir sakai, yra per didelis. O kai mes pažiūrim, kas yra šiuo momentu mums komfortabiliausia, tiesiog man pačiai kaip jaučiasi. Ir vis tiek aš darau bent jau mažą tą žingsnelį. Galbūt aš pirmą dieną peisiu aplink savo namą. Ir tai jau yra išėjimas tą 15 minučių anksčiau atsikėlęs, negu ten tas 2 valandas sau davęs. Ir va tais mažais žingsneliais iš tikrųjų susidėlioja, nes tu pajauti tą džiaugsmą, tą laimę, kad tu iš tikrųjų kažką padarėjai. Kažką truputėlį kitokio negu įpratęs kiekvieną dieną daryti. Ir tai jau suteikia tau to džiaugsmo, nes tu pajauti tą pokytį, tą tokį jausmą kitokį savyje. Tai man atrodo, tai labai irgi smagu. Ir čia pakiša koją tas mūsų perfekcionizmas. Ir pasidalinsiu dabar vieną frazę, perskaitytą mano knygoje, leiskite sau būti vidutiniškais. Ir žiūrėk, kaip jaučias, kai va taip, va kiekvienas, kas dabar žiūri, leisti sau būti vidutiniškais. Nu, yra tas toksai, ne, aš noriu būti tas, ypatingas, vidutiniškas. O vidutiniškas, ką reiškia? Aš kažkada, kai perskaičiau tą frazę, ruošiausi vieniems mokymams ir galvoju, ir jaučiu stresą, žinai, nes noriu tobulai pasiruošti. Ir taip, nu gerai, Simona, dabar kaip atrodytų tas ruošimasis, jeigu leisčiau su būti vidutiniškai? Nu tai, aš tame patyriau be galo daug malonumo, nes aš vis tiek negaliu, nu žodžiu, vidutiniškai yra vis tiek aš esu, kas esu. Maksimum, kiek dabar galiu, ką aš žinau, taip ir ruošiuosi. Tiesiog tame atsirado nebe įtampa, o džiaugsmas, nebe noras, žinai, manęs yra tiek ir bandau už savęs įspausti tą neegzistuojančią dalį. Ne, va čia yra perfekcionizmas, ta neegzistuojanti dalis. Ir tas leistis būti vidutiniškais, ta mintis tada, nu gerai, rimtai galiu tada apeiti aplink tą namą, užteks. Žinai, užteks. O ne, apeiti tik aplink namą, tai ne, man reiktų bent tada 20 kartų apeiti aplink namą. Žinai, aš turiu biškai, žinai, ką čia tas vieną kartą apeiti. Ir va čia, nusileisti savo tą kartelę yra toksai, nu žodžiu, irgi darbas biškai su savo tuo ego ir jį pastebėti. Ne? Tikrai, nes tas mes galbūt buvom mokomi ir pripratę, kad turime į kažką lygiuotis, į kažką būti va tokie, vienodi ir taip toliau. O kai dabar mes esam kviečiami atsisukti į save, į buvimą savimi ir tiesiog džiaugtis tas savo autentiškumu, tuo, kuo tu esi. Ir aš dažnai sakau, nu kaip turėtų nuostabiai atrodyti pasaulis, kai mes kiekvienas būsim autentiškas savimi, dalinsime savo dovanomis, ir nebenorėsime kažkaip tai lygintis. Lyginsis į save vakar arba į tokį, kokį aš noriu save matyti rytoj, o ne į ten kaimyną, ten draugą ar ten dar kažką. Tai tikrai apie tai labai, labai rezonuoja mažas žingsnelis kiekvieną dieną į tokį, kokį aš noriu save matyti ir tik tais pirmyn. Ir tada tarsi nukrenta visi tie išorės dalykai. Nes tada taip, aš pasirašiau taip, kaip aš šiandien sugebėjau geriausiai ir aš padarysiu viską šiandien, ką aš esu vedama geriausiai padaryti, nes tiesiog taip aš jaučiu.
labai labai atlengvėja tos energijos viduje. Ir kai tu pasakai, leisi su būti autentiškiams, ar ne, tas toksai tikrai, kaip atrodytų pasaulis, jeigu leistumėm su būti autentiškiams, tai yra, tai, kas aš esu, darau, kiek galiu, ne, be noro įtikti, be noro patikti, be noro kažką užsitarnauti, be noro kažką įrodyti savo ir kitam. Čia yra super meditacija įeiti tą būseną. Kaip aš daryčiau kažkokius tai dalykus, tuos, kuriuos darau gyvenime, tarkim, pradėčiau sportuoti, ne, jeigu noriu pradėti sportuoti ir niekada nesportavau. Jeigu man nereikėtų pasiekti jokių rezultatų, nebėra rezultatų, tai aš nenoriu nieko savo įrodyti, nenoriu kitiem įrodyti, ar ne, neturiu niekam savo figūros kažkaip įrodyti, pagrysti, kaip atrodytų mano sportas. Pasimėgavimas ją. Tada nueinam būtent į malonumą. Į malonumą mes ieškom tada toje veikloje malonumo, būtent. Ir čia tą pačią tokią trumpą meditaciją padarėm su viena klientė irgi, kuri buvo, sako, esu nusipirkus vienus kursus viešojo kalbėjimo ir niekaip aš, sako, jų neperžiūriu. Man ten yra likę 4 savaitės peržiūrėti iš 6 ir niekaip aš neprisėdu. Kodėl? Pradėjom žiūrėti priežastį, o todėl, kad yra tas susigalvojimas, aš tos viešojo kalbėjimo kursus nusipirkau tam, kad tapčiau, ta, kad mane mėgtų, kai aš kalbu kitiem, ne? Ne, kad būčiau profesionalesnė, kad patikčiau, pati savim netikiu šiandien, ar ne, ir man jau reikia, kad mano veikla būtų profesionalesnė, kad aš pradėčiau dirbti. Nes iki tol dabar aš, žodžiu, esu pristabdžius savo veiklą, ne? Ir čia iš esmės belė kiek įtampos. Tai niekada kūnas nenorės to mokytis, nes jam dar baisu, kad jeigu tu, tada turi žiauriai ypatingai ir atsakingai tą mokytis, nes tai yra tavo gyvenimo, žinai, tavęs nemylės nieks, jeigu tu gerai neišmoksi. Ir tu turi tam labai gerai pasiruošti jiems. Ir tada mes grinai tą patį padarėm. Sakau, o ką jeigu dabar viskas, tau nieko nebereikia įrodyti, niekam. Tau nebereikia šitų viešojo kalbėjimo kursų baigti, kad tu galėtum tenais kalbėti ir savo tau nieko nebereikia įrodyti. Ir į tokia jau praktikuojant, ją labai lengva nuvesti tas būsenas, kas mažiau praktikuoja, galbūt reikia truputį laiko, kantrybės į tas būsenas nueiti, jas atpažinti ir taip. Aš jau dabar, sako, noriu greitai įsijungti tos mokymus, sako, man ten taip fainiai, sako, ten taip smagu, nes ten labai smagiai pateikti tie mokymai, šiaip, taruose, nebereik nieko ruošti, ten šiaip smagu, o ne, kad iš tų mokymų turėsi būti profesionalus kalbėtojas. Žinai, kiek savo užsidedam tos visos, tai aišku, kad tada nieko nedarom, nes turim savo belė kokių lūkesčių. Ir norim gyventi ateityje. Tarsi mes save jau projektuojam ir matom, kas bus, jeigu bus. O kai jinai pajuto tą jausmą, kaip fainai, jau dabar noriu, nes jinai mato, kad tiesiog atlaisvėja ir jai pačiai. Galbūt tai ten ir tai, turime, net ir baigusi tos savo mokslus, jinai gali jaustis nedrąsiai kalbėdama, bet jau jinai žinos, kad jinai turi kažkokius įrankius, žino, kaip galbūt su savim susitvarkyti ir visa kita. Ir tai irgi tas toks savo evoliucionavimas iš tikrųjų. Taip. Būtina yra evoliucionuoti, jeigu, tokį žodį parinko mane, bet, augimas, asmeninis augimas, visai koks augimas, visame kame augimas. Ką reiškia augimas, kai tu tiesiog kažką į save įdedi, naujo, ko ten nėra, kažkokio tai patyrimo, pažinimo, mokymosi, kažkokių tai praktikų ir, aišku, tęstinumas tame svarbu, kad tai jo, ir taip vyksta savęs atskleidimas. O kitų atveju prasideda liūdesys, depresija, apatija ir dažniausiai iš tų jausmų visą laiką yra užspausta savirealizacija. Kažkur save sustabdžiau praeitį mintyse ir dabar dėl jos vis dar save griaužiu ir negaliu dabar nieko daryti, nes antiek pykstu vis dar ant savęs, ko nepadariau ir žodžiu, ir tie susimaišymai nesijokio iš jų, ne? Žinau, kad kai mes esam patys tose susimaišymuose,
ir pati kartais, kai juose kažkaip pagaudavau save, nu, iš karto pagauni, žinai, tas toks, žodžiu, kad kai ta tokia yra slogi energija, jinai tokia yra kaip kokia... Įtraukia. Bala tokia, žinai, tokia, nu, tokia sunki ta energija ir iš jos išeiti kartais, nu, žodžiu. Bet nėra kito, kaip čia pasakyti, jeigu noriu eiti tą kitą būseną, noriu kitą būseną patirti, aš vis tiek turėsiu atleisti savo praeitį. Vis tiek turėsiu atleisti už, ką reiškia už praeitį, už tai, kad va dabar esu tai, kas esu. Vis tiek kitos versijos jau nėra. Nu, prišnekėjau kažką. Žodžiu, nesimokiau, neišlaikiau kažkokio egzamino, jo neišlaikiau, nėra manęs kitos. Ir dar labai dažnai va, tas pasižiūrėjimas į savo kažkokias netgi skaudžiausias situacijas, jeigu tu jas žiūri ne jausminiu tuo būdu, bet galbūt kas už to slepiasi. Taip yra keletą, aš atradusi, kad tiesiog tos pačios skausmingiausias mano gyvenime buvusios situacijos tiesiog leido man pamatyti pasirinkimus, leido man pamatyti kitokį gyvenimo būdą. Aš galbūt uždavinėjau klausimus ir ieškojau atsakymų ir esu čia, kur esu. Ir jeigu tų situacijų daleiskim nebūtų buvę, tai mano ta kelionė būtų vėl kitokia. Ir tarsi netgi supratau, kad dėl to reikėjo, kad taip skaudėtų, kad aš dabar šiame momente, kai būsiu pakankamai sąmoninga, tai atkapstyti, tai būtų taip giliai manyje įstrigę, kad leistų man suvokti, kokia dovana už to slypi. Ir tada tai tikrai, kai leidi savo priimti, nuturiminį, kad ir kažkokį susitikimą, ar ten dar kažką, tai ir galvoji, wow, bet tai čia man tas žmogus padovanojo. Iš tikrųjų, didelę dovaną. Ir galbūt tada tuo metu ta situacija atrodė vienaip, o dabar jinai visiškai kitaip išsiskleidė. Tai tiesiog savęs už tai irgi nepeikti, nepykti, o priimti kiekvieną tą mūsų gyvenimo situaciją, nes aš kaip dažnai ir sakau, gyvenimas taip tobulai yra sudėliotas, kad jeigu mes tik leidžiam pastebėti, kaip gražiai jis mumis veda, suprantam, kai esame tokioje tėkmėje. Bet žinoma, jeigu mes į tai kažkaip įsispraudžiam kokioj situacijoje ir joje užstringame, nors ta tėkmė vis tiek eina, nu tai ten tas vanduo pradeda kaip ir smirdėti ir tada ir gaunasi tos visos sunkesnės emocijos ir visą tai, kas iš to seka. Šitas gyvenimas gražiai veda, čia jau yra labai sąmoningo žmogaus, kuris tikrai patyrimų savo įrodė, kad jau priminė, kad tikrai visos situacijos jos išsisprendė, man kažkaip į naudą. Čia jau reikalingas tas tikėjimas. Ir kiek sakau, sutinku, žinai, žmonių, kur šikna, žinai, kažkas ten žiauriai skauda, išdavystę ką tik. Ir kažkas čia į gero skiriasi su manim dabar. Palieka su vaikais, koks čia, kas čia gero, ne? Ir tada priešingos emocijos, savigrauža, ką ne tai padariau, pyktis, žodžiu, visa kita. Bet ta žinutė, ką tu dabar pasakėjai, tas pasitikėjimas, žinai, padedi tą situaciją, taip, man dabar labai nefainiai jaučiasi, ne? Bet aš, pasitikiu, kad kažkokiu tai būdu išsispręs į gerą, man nereikia sugalvoti, kaip, aš tik pasitikiu. Kaip gerai šitą išsiugdyti, burtai, ar ne, pradeda vykti. Žinom minties gali, žinom, čia tiesiog, jeigu ir nežiūrėti iš dvasinės pusės, ar ne, apie sielų kelionės nekalbant, bet jeigu žmogus žino, kad tai, ką galvoji, tą pritraukia, to irgi užtenka, tai va, tas toksai tau įsikalti, vėluoju kažkur, ne, į gerą. Čia viskas į gerą. Ir iš tikrųjų, ką pradedi fiksuoti, kas gero tame, ne, gavos, gal pamačiau, pasiklydau, ne, kažkur važiavau labai, bet va, kokį lauką, ten aguonų. Pradedi, bet tu vis tik taip per šitą požiūrį generuojasi daug teigiamų emocijų, nes pradedi ieškoti, kas yra gero. Ir netgi šitoje vietoje, kai ypač kai vėluoji, tai tada yra irgi tokia praktika, kad tiesiog susistabdai save, pavyzdžiui, žinai, kad ten už 10 minučių turi kažkur būti ir tu matai, kad jau tavyje ten viskas verda
Tai va būtent tuo momentu turi atsisėsti ir ramiai pasėdėti. Tiesiog nusirimina čia, arba, pavyzdžiui, važiuoji, nu ten tarsi užkišinėje, ar visi raudoni šviesoforai. Tai va tokioje situacijoje tu pasielgi atvirkščiai. Važiuoji, kažką užleidi. Ir sako, pamatysi, kaip tiesiog susidėlioja, žali šviesoforai prasideda, ar tiesiog nuvažiuoji laiku, nu va tas, kur mes tą sufokusuojam savo dėmesį. Vėluoju, nu tai tikrai ir vėluoju, bet jeigu aš vėluodamas sugebu save suimti rankas ir tiesiog, nu gerai, vėlu, nu koks skirtumas, paimsiu šitą dėdę, užleisiu, tegul jis važiuoja, labiau gal skuba negu aš. Ir pasižiūri, kad visai kitaip pradeda dėliotis visa ta kelionė. Ir kartais, kai būna, aš žinau, kad pykčio, tarkim, emocija arba to tokio susierzinimo yra labai stipri. Žinai, iš tikrųjų labai sunku, kai yra, jeigu tai yra susierzinimas ir pyktis, tuo metu pakvėpuoti, tiesiog organizmas yra visiškai ne toj būsenai, jis yra pasiruošęs, žinai, sudraskyti kažką, o ne pakvėpuoti. Ir jeigu žinant tą, kartais sau leidžiu mašinoj, žinai, šiauriai gerai, irgi, tiesiog išleisti tą pačią žinai, gerai, bet kodėl čia ko iš čia dabar vyksta, žinai, kai aš sąmoningai išleidžiu tą, irgi gerai. Taip, ar ramiai, ar kažkaip tą iššokį, ar išbėgi, kiekvienas mes atrandam tą savo unikalų būdą, kuris mums labiausiai padeda toj situacijai, nes kartais taip, galbūt ten tu matai, kad pas tave tiek daug ir tiesiog, tau gal laiptais tu nubėgsi žemyn ir tai jau tau tarsi nukris. Nes aš dar ką pastebėjau, kad labai gerai veikia ta vizualizacija. Pavyzdžiui, bėgdamas tu laiptais su tuo savo pykčiu ir tiesiog net jau įsivaizduoji, kaip tu jį ant kiekvieno laiptelio vis palieki. Tu nulepi žemyn ir tu jautiesi, ant kiek tu esi lengvesnis. Taip. Tai aš, pavyzdžiui, labai daug savo gyvenime tai darau, kartais ten irgi būna, kad ir pačioj pradžiai būdavo kažkokie tai įrašai, man tikrai kyla tos baimės. Ir kažkada aš taip tvarkau namus ir vonę valau. Ir paskui galvoju, išvalau visus tos kažkokius tai savyje esančius tarsi kažkokius balsus, kad tu čia negali, tu čia dar kažką. Ir tiesiog, fiziškai ir paskui nuleidau tave, kokius baigėsi visą tą. Viskas, to nebeliko. Mano gyvenime to nebėra. Paleidžiu. Tiesiog, nuleidžiu. Gerai. Bet tos praktikos jos iš tikrųjų padeda atsitapatinti biškį. Tikrai, žinai, gerai. Ir kartais atrodo, kartais ir juokinga, bet paskui irgi su keliom moterim pasidalinau, sako, kokiu fain, rimtai, ir mes pabandysim. Ir sakau, man kas atrodo, seniau atrodo, kad labai reikia kažkokių sudėtingų praktikų, tam, kad kažkas įvyktų tavo gyvenime. Kuo toliau aš matau, kad kuo paprasčiau tu eini, kuo lengviau, nes aš, pavyzdžiui, noriu savo gyvenime su lengvumu gyventi. Man atsibodo, kai buvau mokama sunkiai ir ten labai sunkiai dirbti ar daryti. Ne, aš atėjau čia mėgautis, laimėje gyventi, per lengvumą į tą gyvenimą. Ir tą ir aplink ir matau. Ir tiesiog ir tas stengiasi ir transliuoti visiems kitiems, kad tikrai užtenka mums, kaip gražiai yra pasakysiu frazę, varga vargti, einam gyvenimą švęsti. Ir kažkaip panašiai yra tokia pasakę frazę, tai tikrai einam tą gyvenimą švęsti, į tą džiaugsmą širdyje ir laimės pojūtį visame kame, kiekvienoje tose minutėje. Jo, ir žinai, kad tos frazės nebūtų tik skambios frazės, nes aš tokia esu ir praktika, aš labai mėgstu tą tokią praktiką ir žinau tikrai pati per save, kaip kartais tos skambios frazės, kaip džiaukitės, mylėkite čia ir dabar, viskas, tie žmonės taip pušnisa, kai tau yra tuo metu šikna, žinai, nesvarbu, kad aš esu tam ir žinau, neteisus, žinai, bet man dabar visiškai nešviesa, žinai, ir visiškai, ir vis tiek, žinok, tas sugrąžinimas man į tą čia ir dabar momentą, kaip pavyzdys, kur ta problema, yra dabar, aš iš tikrųjų pradedu jos ieškoti, žinai, pakeliu telefoną, kur tai yra, žinai, kur yra tas kažkas dabar blogo, arba tas įžeminimas savęs į tą čia ir dabar grąžinimą, žinai, ne tik, kad būk čia ir dabar, bet būk čia ir dabar galima daryti, praktiškai paieškoti tos problemos, čia ir dabar, kurią aš sprendžiu, ne?
jos niekada nėra. Arba kitas, kažkaip čia irgi nesenai buvo, ką aš ten kažkur pastrigau, ko aš ten dabar pastrigau, nebeatsimenu, kažko, ko šiandien neturiu, kuo norėčiau būti, ne? Ką norėčiau turėti, ką norėčiau būti, ateina kažkokie tokie dar, žinai, kažkokios tokios šešėliai, tokių minčių. Ir, kaip iš jų išeiti, žinai? Gerai, vėl lygiai tą patį darau. Nėra tos ateities. Tiesiog jos nėra, ne? Nėra, gerai. Yra tik tai va šitas momentas. Kaip sakiau apie mane, ne? Nėra kitos Simonos, nei šitos. Nėra jokios kitos Simonos, nėra jokios kitos akimirkos, žodžiu, nėra to momento galėtų būti, jis neegzistuoja. Toks galėčiau būti padaryti, nėra jo ir nėra to galėsiu padaryti, irgi nieko nėra, ne? Bet šita akimirka jinai yra kažkuo užpildyta, ar ne? Tai ką aš turiu šioje akimirkoje? Ką aš turiu? Jeigu aš, ar man šią akimirką kažko trūksta? Kaip šią akimirką mano pasikeistų, jeigu, tarkim, banko sąskaitoje dabar būtų 100 000 daugiau? Kaip jinai pasikeistų? Žinai, neleistis į mąstymą, bet šitą akimirką vis tiek pozicijos būtų 3. Arba sėdima, arba stovima, arba gulima. Net jeigu ir turi 100 000, ne? Dabar, nežiūrint, kad ten kažkoks galbūt aš kitus drabužius ten dėvėčiau, ne? Nepaisant to, pats pojūtis vis tiek, kūnas yra aprengtas, ne? Jis vis tiek yra aprengtas, tas nepasikeistų. Matyčiau taip pat. Įkvėpčiau vis dar tiek pat oro, nedaugiau. Kalbėti galėčiau taip pat, juokas irgi nieks nepasikeistų. Ir ką aš turiu, medžiai, gamta, ką aš kitaip nelytų, tada lietus, ar kaip. Ir tas tikrai sugrąžinimas, o taip į savęs, kaip šita iš tikrųjų akimirka vis taip pasikeistų. Nieko, tik tai mano mintis, kad čia dabar yra kortelė, žinai, banko, ir tik mintis, kad joje yra plus 100 000. Ne? Taip, tai yra visiškai, tiesiog minčių perdėliojimas, nes apie tą patį ir sakau, kaip įdomu sinchroniškai, nes pirmadienį apie tą patį šnekėjom vieno susitikimo metu. Ir aš irgi tą patį, sakau, mergina, aš dabar, kai seniau man sakydavo tas frazes čia ir dabar, aš irgi tiek pykdavau, jo atsisėdu čia ir dabar ir neveikia man, ir ką. Jo. O tada, bet turi tu tai pajusti, nes iš tikrųjų, kol tu jo tarsi nepergyveni savyje, kad ir kas besakytų kažkokias tai frazes, kažkokius tai būsenas, tu to neišjauti. Ir tada sakau, kažkokia situacija, ir aš galvoju, taip, šioje minutė, tai viskas yra tvarkoj. Nesvarbu, kad galbūt aš galvoju ten kažką, bet tai ten aš dar nesu, ar kažkas ten galia. Ir kai pasiklausus, ir man tada dėja šito. Tai kas yra tas čia ir dabar momentas, kai aš save pajaučiu grinai, nebeleisdama savo mintims įsisukti į kažkokius tai verpetus, ar negrąžindama, kas kažkada tai buvo, nes to jau viskas, nebepakeisiu, tai ne mano galioje, viskas, tai buvo ir pražuvo. Ir šioje akimirkoje yra, gyvenimas yra nuostabus. Taip, nes nėra kitos akimirkos, tiesiog nuostabus, nenuostabus, kito neturiu varianto, tiesiog šitas ir nėra kito, tai jis toks, koks jis yra ir yra tame savame pačiame didžiausiame tobulume, nes tiesiog kitos versijos nėra. Tiesiog žinot, kad čia blogas ar geras, nes nėra su ko palyginti, nes šita tik akimirka, vienintelė tikra. Ir aš renkuosi, kaip noriu jausti. Tai turbūt tas svarbiausias dalykas savo priminti, kad taip kaip šioje akimirkoje, jeigu aš sakau, kad tas gyvenimas nuostabus, aš renkuosi taip matyti. Jeigu aš sakau, kad ten kiek piktų žmonių aplink mane, tai aš irgi renkuosi juos pastebėti savo gyvenimą. O pakeitus fokusą, aplink mane tiek nuostabių žmonių, kaip ir Simona, kurią šiandien kalbinam. Ir tikrai tikiu, kad gyvenimas suves ir kažkada mes gyvai apsikabinsim. Tikrai taip. Tai va. Tai aš nežinau, ar turi kažkokį paskutinį frazę ar palinkėjimą, gal tiesiog visiems, kurie mūsų klausė. Pažink save čia ir dabar, apkabink save čia ir dabar, kokia esi, atleisk savo. Štai ko nepadarei. Taip, labai nuostabūs žodžiai.
Ir nuo čia bus pradžia. Tikrai taip. Tai to ir linkime šią savaitę, kad su šita nuostabia Simonos fraze tiesiog ir keliautumėte kiekvieną akimirką, jeigu pastebėsit, kad kažkas tai kirbina širdelę ar kažkokios blogos mintis, tiesiog prisiminti ją ir sugrįžti į tą mūsų apkalbėtą savęs pajautimą dabar. Gal kartais net ir tas fizinis apkabinimas savęs leidžia susigrąžinti va į šį momentą, kad tikrai viskas yra tvarkoje. Ir savo fokusą dėti ten, kur norite būti ir keliauti. Tai ačiū, kad buvote kartu. Be galo dėkinga Simona tau už pokalbį ir linkiu visiems nuostabios savaitės. Ačiū tau. Iki.